Eglutėje turi sėdėti paukščiukas. O dabar, kas bus, jei pasodinsime eglutę ant debesų? Ta eglė turėtų būti labiausiai panaši debesis, kaip atsiguli pievai. O kas ten juose yra, ar ten Dievas, ar ten angelai, ar ten mūsų nesipildžiusios svajonės, ar dar kažkas, tai jau čia aišku yra mūsų fantazijos reikalas. Į debesis rečiau žiūrėdavau, dabar vaikas man dažniau parodo. Ir atkreipiau dėmesį į debesis ir lėktuvų daugiau pamatau ir visokių kitų dalykų. Šmedė, galbūt daugiau sapną, svajonės mūsų. Žiemą primena, balti debesys, tik kad sniego trūksta. Balta spalva labai gražiai žaidžia su bet kokio apšvietimu. Tai mes ir bandysim su slystančia, su lempučių pagalba, su bendru apšvietimu išgauti tą debesies faktūrą. Iš pirmo žvilgsnio, lyginant su praeitais metais, tai patobulėjo. Taip sakant, išskirtinumo turi ir turi šventinės auros. Eglė į orą pakilus, o va šiti tarsi žmogaus kontaktas su ja, su dangumi. Tai reiškia, jisai tarsi uždega savo norą. Aš neabejoju, kad čia ko gero bus prikabinta visokių laiškų jų, pageidavimų ir norų ir senelių šalčių, ir kalėdų senelių. Tų eglučių galima pamatyti mieste ir labai tradicinių, ir labai paprastai, kukliai ir žemiškai papuoštų. Ir galima ją pasipuošti, kokią patinka namuose. Ant šitų stambiųjų sijų, kurių dabar jau beveik nesimato, reiškia, bus apgyvendinti angelai. Angelai, tokie dideli, nuogi. Man aplamai angelai labai patinka. Tai man tokia tokia kalėdinė dvasia, debesis, angelai. Šiaip būtų neblogai, trūksta dar kokių 3-4 dalių, jie aukšti, kad aukštesnė būtų. Tada būtų labai gražu. Čia iš tikrųjų labai paprastas, labai trapus dalykas. Tai yra, jeigu taip laužysi, tai sulaužysi, aišku, bet jeigu jie bus surišti į vieną, tai pakarnai stipri struktūra gaunasi. Tai yra plastikinis vienkartinis puodelis. Naudojamas mūsų buityje. Realiai vieną kartą išgeriam kavos ir išmetam. Tai čia skaitykit, jie 2 mėnesius tarnaus tie puodeliai. Mes už ekologiją eglutę išsaugojom ir puodelį ne vieną kartą, o 2 mėnesius net dirbs. Šiemet, kaip ir pernai, kaip ir užpernai, tikrai yra originali, savotiška ir nuostabi mūsų eglė. Ir vis dėlto tai yra masė. Nors, aišku, tai yra medžiaga, kuri labai lengva, bet jinai dar lemputės, dar yra jo plotas, galų galiai jinai bus apsnigta. Tai reikia labai paskaičiuoti. Stiprų, žinokit, tikrai nelūžta, nelūžta visai, nebijokit. Jeigu kalbėt apie miesto eglutes, turbūt reikia pripažinti, kad tos tradicijos nėra tokios senos ir jos nėra tokios gilios. Dar tik tai turbūt bene 10-metis, kaip miestas puošia kalėdų eglę Rotušės aikštėje. Na, o jau 6 metai, kai jinai įgyja visko kitokias formas, išradingesnės, visokias inovatyvesnės. Nežinau, ar jinai visada pati gražiausia, bet jinai dažniausiai būna pati originaliausia. Puodelių tai dabar jau daugiau kaip 300 000 yra sunaudota, nes realiai 200 000 užteks, paskui žiūrim dar, tai dar tiek. Įspūdinga eglė. Kiekvienų metų Kauno eglės yra labai įspūdingos ir gražios, išskirtinės tiesiog. Na, kai nereikia politikuoti, kai nereikia vesti posėdžių, kai nekankina darbai, tada visada pavaikštai debesų taku, apgalvodamas vienokius ar kitokius darbus, ar ką reikia dar nuveikti miesto labui. Todėl, manau, tas pavadinimas ir pasirinkta tema aktuali visiems ir labai tinka šiemetiniams kalėdoms. Kalėdos, aš jaučiu, kad jos tikrai bus.